Sveikos, mielos damos. Su įsibėgėjusiu pavasariu ir šiandien pirmoji užduočių maratono 7 dienos sau diena. Šiek tiek informacijos ir pirmoji užduotis. Pradėsime nuo to, kiek ir kokių emocijų jaučiame per dieną. Pasipraktikavus dieną ar dvi, nes užduotis gausite kas antrą dieną, vėliau visgi labai kviečiu pratęsti šias praktikas, kad įgautumėt įgūdį, kad galėtumėt aiškiau pamatyti, kas vyrauja būtent jūsų gyvenimuose. Išgyvenimas ar pažinimas. Taigi, pagrindinės arba bazinės emocijos yra 4. Džiaugsmas, liūdesys, pyktis ir baimė. Priklausomai nuo šių emocijų intensyvumo, jos įgyja įvairius kitus pavadinimus. Pavyzdžiui, baimės registre mes turime išgąstį, nerimą, paniką, pykčio, burbėjimą, nepasitikėjimą, pavydą, agresiją, liūdesio, nusivylimą, depresiją, o džiaugsmo, pagal, pavyzdžiui, gerą nuotaiką arba euforiją. Atpažinkite emocijas, lengviausia jas atpažinti pagal jų paskirtis. Taip, žiūrėkit dabar, jeigu dvi baimė ir pyktis turi tą pačią paskirtį ir kyla esant grėsmiai, jos siekia mus apsaugoti. Nesvarbu, net jeigu ta grėsmė tik mūsų mintise. Liūdesys tai yra emocija, kuri ateina visuomet, kai kažkas baigėsi arba kažką prarandame, netgi jeigu tai viltis. Ir džiaugsmas slypi visą laiką naujose dalykuose. Tai pasisveikinimo emocija. Taigi, dėmesio užduotis. Pradėkite jau dabar, jau šiandien stebėti, ką ir kaip jaučiate. Jūsų kūnas jums labai padės. Jums padės užfiksuoti tą emociją. Pavyzdžiui, spaudimas krūtinėje gali reikšti nerimą, baimę, nesaugumą. Skausmas pilve taip pat. Įtempti sprando raumenys, sukasti dantis, pakelti pečiai, sugniaužti kumščiai. Taip, signalizuoja apie įtampą. Tai irgi daugiausia pykčio arba baimės išraiška. Tai yra pasiruošimas kovai, ar ne, nesaugumas. Abi šios emocijos yra apsauginės ir skirtos išgyvenimui. Stebėkite, kiek esate atsipalaidavę, kiek sugebate mėgautis akimirką, mėgautis aplinka, mėgautis gyvenimu. Žinau, užduotis nelengva, tačiau pamėginkite. Kaip nors pasižymėkite tai, ką pastebėjote bent 3, 4, 5 kartus per dieną. Vakare suveskite rezultatus. Tiek, kiek prisiminsite, įvertinkite procentais. Kiek procentų dienos laiko praleidote jausdamos kokius nors jausmus? Sugrupuokite pagal šias 4 bazinės emocijas, ar ne? Pabandykite sudėti, kuri prie kurios labiau priklauso, iš kokio registro. Tuomet galėsite pamatyti vyraujančias emocijas. Nes, kaip žinome, kai kurių emocijų mes net neleidžiame savo jausti, ne tik išreikšti, bet ir jausti. Tai gali jūs nustebinti. Ir be abejo, tuo pačiu labai suteiks daug informacijos. Ir tą informaciją galėsite panaudoti, o kokiagi kitą emocijų grupę man vertėtų labiau skirti dėmesio, skirti daugiau laiko ir leidimo jausti ir reikšti. Mokykitės atpažinti emocijas kaip žinutes apie save. Taigi, primenu, kad visos dalyvaujančios iki maratono pabaigos galės taip pat laimėti mano knygą. Blogai yra gerai. Atsiųsiu į bet kurią šalį.
ką reikia padaryti? Po kiekvienos užduoties turėsite beveik 2 dienas, nes jeigu šiandien paskelbiu, tik trečiadienį gausite naują užduotį, tai aprašykite 5, 6, 8, 10 sakinių kiekvienos jūsų užduoties atlikimą. Kaip sekėsi, ką pastebėjote, ar ne, kažką truputėlį. Tai jau reikš jūsų dėmesingumą ir jūsų laiko skirimą tam. Nes maratonas taip ir vadinasi. Dėmesys sau. 7 dienos sau. 7 užduotis sau. Taip? Taigi, atsiųsti tuos atliktas užduotis galima iki maratono pabaigos. Tai laiko labai daug, bet tikrai kviečiu neatidėlioti ir iš karto atlikus parašyti man laiškelį, e-mailą. Tai rasite po šiuo video, kokiu e-mailu siųsti. Ir taip pat visos, kurios atsiūs visų užduočių atlikimus, tuos 50 sakinių, galės pasinaudoti net 200 eurų nuolaidą į moterų stovyklą lapkričio mėnesį Martinikoje. Ir jeigu neliks vietų Martinikoje, galimybė bus tą pačią nuolaidą gauti sausio mėnesį Gvadelupėje. Visą informaciją parašysiu, nuorodas įdėsiu po šiuo video. Linkiu entuziazmo ir smalsumo, o šio maratono tikslas skirti laiko ir dėmesio sau. Iki sekančios užduoties.